Labadiena, brangi Lietuva. Ir šiai dienai nieks nepaneigs, kad mane vatniku ar prorusiškumu kaltinti yra kvailiau, idiotiškiau nėra kur. Mane domina tik vienas klausimas. Mūsų lietuvių tautos išlikimas ir ar mes verti išlikti. Ar mes kaip tauta investuosime į kūrybą, tikėjimą tikrai, tikrovės, šviesą ir gyvybę. Taigi labai didelis ačiū, dėkui, visa širdis mano jūsų. Tas, kas palaikė Mildą, jos sunkios sveikatos būsenoje, kaip matėt, atsigavo, laukia dar 2 operacijų ir manau, kad su jūsų pagalba ir palaikymu bus viskas gerai. Taigi, ačiū, kas mus klauso, kas mus girdi ir kas mus myli. Šiandien neeilinė laida, gal jinai bus ilga, aš nežinau, ir rašinėjau labai vėlų vakarą, išeis sekmadienio rytą, tačiau bus sudėta tokių žinių, kur jūs pamatysite, kamgi šiai dienai reikalingos krikščionybės pedofilija, kas darosi su mūsų armija ir su mūsų vyriausiai karo, kaip sakant, vadu Nausėda, kas darosi su VSD ir kaip mums šiandien kuriama kripto techno fašistinė religija. Visą šitą šiai dienai parodysiu ir šitos žinios, manau, padės jum apsispręsti ne logikoj, o kaip sakė Milda, jausmuose ir tikrovėje neutralioj zonoj. Pakilti į tą aukštį, kai jūs žiūrėsite į viską iš viršaus, matysite ten save ir visus kitus ten ir suprasite, kad kai jūs esate neutralioj zonoj, jūs sugebėsit būti pusiausvyroj ramybėje. Nei į vieną pusę, nei į kitą. Tada jūs suprasite, kad pasitikit savim ir tada jūs suprasite, kas yra tikroji vadinamoji išmintis, tikėjimas ir gyvybė. Taigi, ačiū Jums ir pradedam. Bėgu per straipsnius tokiu būdu, kad jūs labai greitoje, kaip pasakyti, bėgte eigoje pamatytumėte dinaminius procesus iš viršaus. Nesiruoškite gilintis į faktus, tiesiog suvokite iš viršaus, iš didelio aukščio, kas vyksta ir kam reikia tam tikrų procesų, apie kuriuos mes kalbėsime vėliau. Žiūrėkite, Lietuva. Iš LTG Infra siekia prisiteisti ten 709 tūkstančius eurų. Čia apie tai, kaip aš jau kalbėjau, kaip bankrotinama viskas surišta su Lietuvos geležinkeliu ir perkeliama už dyką bus į korporacijų kišenę. Sekantis straipsnelis. Žiūrėkit, Vilniuje tarnybų sujudimas dvitaškis. Prekybos centre užsidegė bankomatas. Noriu atkreipti dėmesį, kad čia yra ne tik Vilniaus prekybos centre užsidegė bankomatas, juokingiausia tai, kad buvau liudininkas, kad Jašiūnuose, vadinamame irgi prekybos centre, irgi sudegė bankomatas. Tai ne vienintelis toksai pavyzdys. O kodėlgi staiga pradėjo degti bankomatai? Ogi todėl, kad reikalingos tokios diskusijos kažkokia tai Stankevičiaus, mega genijaus. Grynieji kaip atsarga, grynieji kaip rizika, o kur baigėsi finansinis atsargumas. Taigi šitoj diskusijoje, jeigu jūs pasižiūrėsite, jūs suprasite, kad pavyzdžiui, ne grynieji, o jų kilmė, taigi jūs suvoksite apie tam tikras funkcijas ir apie tai, ką jums diegia, kur yra tipo avių saugumas. Ideali manipuliacija, pasikartosiu, taip kaip reikia privesti, ką aš rodžiau Sinkevičiaus, skaitmeninę, kripto, konslagerinę, šitą mafijinę struktūrą. Taigi diskusijos apie grynuosius pinigus naikinimą tęsiasi. Padėtis taps labai sudėtinga. Europa jau dabar susiduria su milžiniška problema. O kokiagi? Su kuro. Žinoma, kai Trumpas šiai dienai paskelbė, kad Hormuzas tuoj bus JAV nuosavybė, čia taip pat žinot, kaip ir Kanada su Grenlandija bus jo nuosavybė. Tam tikri kėslai, tam tikri vadinamieji nukreipiamieji judesiai, kad avis bėgiotų ir išsigastų, reikalingi. Taigi diskusija toliau apie kurą, badą ir didįjį nunulinimą Švabo irgi tęsiasi. Liūdna diena Europos verslui.
e-parduotuvės stabdo prekių siuntimą pirkėjams į kitas ES šalis. Taigi šiai dienai čia rodoma jau apie logistikos tam tikrus grandinių griūtį. Kartoju, Švabo nunulinimas mums ant akių ir visi tai pripažįsta. Žiūrėkit, automobilių reikės vis mažiau. Čia iš vis šviežias straipsnis, rugpjūčio 6 dienos. Lietuvoje įsibėgė 15 minučių miesto idėja. Taigi žiūrėkite, mėlėjai, kai mes kalbame apie 15 minučių, klausimas, o ką jūs priimsite? Aš įdės tokį paveikslėlį į Telegramą, esu tiksliau video memą, kaip avis su juodais akiniais žiūri kuriems rodo kažkokie vadai ir avių vedėjai arba vedėjai didieji avinai. Mes į juos pažiūrėsim. Klausimas, jūs su tuo sutinkate ar ne? Tarp kitko, pavyzdžiui, girdėjau laidą apie automobilius, kai pasakė, kad dabar jau visi naujausi automobiliai, kelių ten metų senaties ir elektromobiliai būtinai, tai batareikės eina, jau gali reguliuoti jum greitį, užgesinti, išjungti, primažinti jūsų judėjimo tempą, pagal taip, kaip užduoda programos ir GPS navigatorius. Tačiau kodėl to negali dabar įvesti? 15 minučių, visos šitos apribojimų konslagerinės, kaip sakant, realybės. O todėl, kad dar yra seni automobiliai, kurie neturi kompiuterių ir kurie važiuos greičiau, ekonomiškiau ir vykdys tą visą ūkinę veiklą. Todėl, ką daro mūsų techninės apžiūros ir Seimas klapčiukų šitų tiktokerių, teisingai naikina žvėriškai senus automobilius. Taigi einam tolin tuo, kad ką mes matom, žiūrėkit, Skvernelis nutraukė tylą, atvirai apie Silickienę, padarytą klaidą ir įtarimus dėl Nausėdos. Šiai dienai kiekvienas kliedesys, jeigu pastebėjot Lietuvos fermoje, mykia ir meukia tik apie vieną, apie Nausėdą. Šiai dienai nekritikuoti Nausėdos, savęs negerbti. Tačiau žiūrėkit, ką šitas vadinamas klaunas ir GPS, kaip sakant, COVID navigatorius, kuris mums atvedė jisai, o Veryga įdiegė. Visą tą klaunadą ir aferą, kas vadinasi COVIDas, kalba dabar. Paklausykite. Negali būti taip, kad žmogus, kuris ir daugiau uždirba, visą tai, ką uždirba, jiems reikės per mokesčius mokėti, kaip siūlymas, pavyzdžiui, 40% gyventojų pajamų mokesčio tarifą turėti. Tikrai jokios logikos tame nėra. Jos pasiima paskolą, turi vaikų, mes norime, kad jie turėtų daugiau vaikų ir jie moka paskolą. Toliau dar žiūrėkite, kadangi norint gauti paskolą, jie privalo turtą apdrausti, už draudimą dar 10% mokestį dadedam. Tai apie ką mes kalbame tada? Tai čia yra nesubalansuoti sprendimai. Vieną ranką mes sakom, didinsim pensijas, minimalią algą ir viskas tvarkoj, gerai. Bet va tai žmonės, kurie neturi tų vadinamų, žinote, socialinių lengvatų, jaunos šeimos. Nei vaistų ten kažkokių turi, nei ten šildymo privilegijų kažkokių turi. Šildymas, tarp kitko, centrinis pagal siūlymus irgi brangsta iki 21%. Tai kokia čia šeimų politika yra? Čia nėra šeimų politikos. Paklauskite žmonių, kurie gyvena Nidoje, ne Vilniečiai, pirkė ten naujos statybos butus, bet tikrieji neringiškai, gyvenantys bute, daugiabutyje, žinot, kiek jiems reikės mokėti? Jie tūkstančius. Kelis tūkstančius. Taip. Kaip jums tik kalbėjęs rūpintojėlis? Mes norime, kad jie turėtų daugiau vaikų. Pensijos, šildymas, kaip jisai už mus serga. Ane? Prisimenat COVIDą? Aha, visus policinius reikalus. O atsimenat tuos įvykius pedofilinius apie mergaitę? Jisai buvo kuo? Ar ne policijos viršininku? Tai yra, ne? Ir staiga kaip susirūpino. Nausėda kritikuoja. O todėl, kad labai patogu jums su blondinėmis visomis užimti nuostabią poziciją, kritikuoti valdžią ir tapti neva opozicija. Skvernelis grįžta su tam tikrus opozicinių TV visokių mechanizmais kaip opozicionierius. Jisai rūpinasi tauta, matėt kaip? Ir ką jūs abis darysit su šitais sakiniais juodais? Bėgsim už to, jis kritikuoja valdžią. Visi, kas šį dieną kritikuoja valdžią, tipo geri. O kad jie ir yra ta valdžia pastatyta tiktokerių, kur privedė mūsų Lietuvą į korporaciją. Ir jisaigi fotkinosi, atleiskite, su tuo vadinamu Švabu. Neatsimenat? Tai pakrapštykit, pakaušį. Jis dabar rūpinasi vaikais.
Tikrai, o vaikais rūpinasi ligoninės, pažiūrėkit, juvenalinė justicija. Pakartosiu, jis rūpinosi mergaitę, atsimenat? Kedžio bylą. Va kaip viskas, ir va čia jo svarbu garsi propaganda. O toliau, mėlyjei, dar juokingiau ir įdomiau. Vat noriu, kad pasižiūrėtumėt, jeigu jūs tikrai rasite, važiuokit Delfis. Rusija silpsta, ką darys į kampą įspaustas Kremlius. Čia Saugų forumas pasirodo. Ušackius, Alhašas, kiti nevykėliai, klėdesiai, kaip ten sakoma, ir tas Brūveris, man įdomiausias, kuris su šizofreniku svarsto ir tęsia mūsų istoriją, vis tęsia ir taip toliau. Apie ką jie čia kalba, jeigu jūs paklausytumėt? Kaip Putinas jau įspaustas, kaip silpna visur ir kaip Rusija jau toj grius. Tačiau paskutinė išvada, jūs girdėsit, ką jums kalama į galvą, reikia Ukrainą. Paklausykit, pasijuoksit, žinokit, ir įdomiausia tai, kad jeigu jūs girdėtumėt jų visų klėdesių, visų šitų medūzų ir, aš sakyčiau taip, planktoninių reiškinių, tarp kitko, nei vienas iš jų neturi realios valdžios. Ir šitoj vietoj jie nori, kad į juos, į šitą planktoną šeimininkas, kuris net nemato jų dar, atkreiptų dėmesį ir leistų pabučiavęs į vieną vietą pakliūti į valdžią, tai yra pakliūti į kitą sisteminę prieigą prie informacijos, pakelti būtų į aukštį. Tačiau visi iš jų yra nevykėliai, nors, tarp kito įdomiausiai reiškinys su Ušacku. Aš jau rodžiau gal porą kartų, kad labai įdomus buvo reiškinys, kai Ušacko brolis, aš rodžiau straipsniais, važiavo neva girtas, išvažiavęs iš namų, vežė mamytę savo, padarė avariją neva girtas. Ten atsimušė kažkur į stulpą ar kabo, žodžiu, buvo avarija ir užmušė mamą. Mama žuvo toje avarijoje Ušacko. Toliau atsitinka, tai galit atsiversti tuos straipsnius, pažiūrėkit patys, tingiu, greitai aiškinu. Buvo tokia istorija po to, kad įsivaizduokit, jį, Ušacko brolį, policija pripažino girtu. Ten buvo nustatytas girtumo rimtas laipsnis. Ką tai reiškia? Jis turėjo atsisėsti kalėjimą. Tačiau įdomiausia tai, kad sužeistas neva jo brolis gulėjo ligoniniai po tos avarijos ir staiga pasimirė. Aš nieko nenoriu pasakyti, tačiau man labai keista ir tegul daro kitos instancijos apie tai tyrimus, kodėl staiga Ušackui, kuriam reikia nevykėliui didelės karjeros, o brolis sėdintis kalėjime už žmogžudystę užmuštą mamą neva, trukdo jo karjerai. Ir jis staiga miršta kalėjime. Atsiprašau, tai įsivaizduot kaip. Jisai miršta ligoniniai. Va čia įdomi labai, kaip sakant, daug klaustukų turinti istorija, bet aš patylėsiu, ašgi ten lietuvis spardantis, kaip sakant, Lietuvos debesis. Taigi šitą nevykėlių hebra svarsto, kaip Rusija silpsta. Jau 5 metus jie svarsto. Tačiau įdomiausia taip, jeigu mes pažiūrėsim. Ogi žiūrėkit, jokingiausia, po tokių visų, kai svarstai, tai žiūrėkit, Ukraina galėjo gauti geležinį kupolą, tačiau tam sutrukdė vienas asmuo. Trumpas stato auksinį deimantinį JAV kumpolą, ane? Izraelis turi irgi savo kumpolą, kurį visai sudraskė Iranas šį dienai pamatėm. Ir Ukraina, pasirodo, kumpolą turėjo turėti jo. Anekdotai, tai va šitie klėdesiai ir spirga apie tai, atsimenat kur, nužin iš šio один толчок. Dar reikia pastumėjimo, dar visi įeikim į karą. Kadangi mes turim suprasti, kad jie nori įsitarnauti pas šeimininką, į tam tikrą priėmimo salę. Ir už tą priėmimą į salę, kad būtų erkėmis, ne planktono jau pakliūti į erkių, kaip jums pasakyti, kastą. Nes planktonas jis išvis niekas ir jo vardas joks, o erkė jau prisisiurbė prie valdžios, žinoto, kraujo ir čiulpė. Prie to jau turi šiltą guolį ir čiulponėlį. Tai vat jie skelbia ir stumia mus į karą. Ir va šitie geležiniai kumpolai juos liūdina todėl, kad paaiškėjo, kad Trumpas atsisakė perduoti Ukrainai Patriot technologijų. Jo, nes per Ukrainą, kaip aš ir sakiau, gali pakliūti pas rusus šitą technologiją. Taigi, kaip ir kalbėjau apie Pabaltį, nėra infrastruktūros šitom technologijom. Jie gali atsivaryti kažkokias tai paleidimų sistemas, bet jų kiek raketų turės?
juokinga labiau negu galim pasakyti. Atsimenat, kiek sakiau, rusų dešimtimis raketos skrenda, o jie numuša tik kelias. Taigi aš atsimenu, kiek man atrodo iš atminties, kad vienu momentu buvo paleistos ar ne 100, beveik 30 balistinių rusų raketų, o numušė ukrainiečiai tik 29. Tai jeigu mes paskaičiuosim tokį momentą, žinot, juokingą, sakyčiau, vardinčiau taip, kad įsivaizduokit boksą, ne? Arba muštynės, jūs su kažko mušatės. Ir yra 130 smūgių grubiai jums, o jūs atremėt 30. Padauginkim. 6 prieš 1. Tai gaunasi, kad jūs gaunat 6 bankės į dūdą, o jūs jam duodat 1. Koks galimybė į tokią mūšį? Jokia. Tai šiai dienai Ukraina gauna tokius smūgius ir visi šitie erkiniai ir planktoniniai, kaip sakant, impotentai klykia, eikime į karą, nes reikalauja viršui šeimininkas. Mes apie tai dar kalbėsim. Taigi dinamika ir eina Švabo nunulinimas reikalingas, kaip sakant, reikalinga priedanga. Priedanga didžiulio karo, kad nieks apie šitą niekada nieko nepaklaustų. Ir va šitą jie karą gamina. Visi šitie jūsų šakalų tarybos, opozicinės TV, visos žydukų ir dar kitų marmalų kalbančios galvos, nesuprantančios apie ką, gamina karą. Nes šeimininkų reikia viską nurašyti. Einam toliau ir aš parodysiu, kaip tai atrodo. Matant, kad Trumpas nieko nesiruošia atiduoti, eina toliau isterija, žiniasklaida. Štai kodėl Trumpas apsigalvoja dėl duoto pažado Ukrainai ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau visa tai, kad jinai negauna raketų, įgalina skubinti procesą kitą. Kyla rimtas nerimas. Baltijos šalis ir Lenkija ruošiasi galimiems Rusijos veiksmams. Tarp kitko, tie planktoniniai propagandonai labai mielai kalba ir dabar visur Europoje kalba, kad tuoj Rusija padarys provokaciją neva su svetima vėliava ir su tais vadinamais pseudo Ukrainos dronais. Žinoma, reikia visiems pateisinti, kodėl viso Europoje krenta Ukrainos dronai, o taipogi vandenyje kateriniai dronai, tie vandens, kurie atsiranda prie įvairių Turkijos ar kitų krantų Juodojoje jūroje. Rusija kalta, jinai darys su svetima vėliava. Taigi jie nori pripiešti ir deklaruoja, kad Gleivica, kurį padarė 39 metais Vokietija prieš Lenkiją, nori padaryti neva Rusiją. Taigi mums kalamas šitas mėšlas, nes Trumpas neduoda raketų, reiškia įpinti pabaltį. Žiūrėkit, tokie yra menuliai. Ar mūsų gynybos planas B? Gelbėkitės kas kaip gali. Žinoma taip, kadangi plano B nėra. Buvo tik planas A, kad jie tikrai nugalės Rusiją. Ir va čia šitoj vietoj visi šitie, pažiūrėkit, jie vardina, kiek visko pridarė rusai, kad tai yra vadinamas hibridinis karas. Eikit, čia yra hibridinis karas, jūs rimtai, tai yra mums pardavinėja, kad rusai puola iš tuščio į kiaurą pilstydami visiškai propagandoninės tuštybės. Ir staiga žiūrim, pažiūrėkit, ten planas B ar yra, ir žiūrėkit, garsusis politologas atskleidė slaptus žaidimus Kijeve, Zelenskio planas B virto planu A. Taigi, kai pas tave, kaip sakant, pilnas pamperstas, iš A virsta B, iš B virsta A, C iš vis paklydo, o JKLMN Barbosas iš vis pabėgo. Žinote, kaip darosi. Tai vat visa šita, kaip sakant, imitacija, kad yra planas kažkoks, jau baigėsi, jie chaose. Ir vat mes kalbėsim toliau, visą laiką rodysiu, kad pas tuos užsakovus šito scenarijaus, kur turėjo būti suplanuotas ir kontroliuojamas chaosas, virsta į nekontroliuojamą. O tai reiškia, kad mūsų šitas pasaulėlio iliuzija pradėjo eiti į savinaikinimo procesą. Va kur yra problema, jeigu mes neatsipeikėsim. A plane, B plane, D, J, R, Z, V, Ž ir taip toliau. Žiūrime toliau, kad, žiūrėkit, šaltinis Baltijos šalims signalas iš CŽV. Net CŽV jau pasakė, kad jau viso signalas Baltijos šalims. Jau tikrai bus batai, ne?
Nobelio net taikos premijos laureatas dvitaškis Putinas negali skelbti pergalės Ukrainoje. Taigi kiekvienas, čia net neverta, žinokit, skaityti, bet kai tik jūs antraštės pažiūrit, rodoma yra isterija ir imituojama, kad vyksta viskas pagal jų planą. Nevyksta viskas pagal jų planą, beje, čia žemiausia ir žemą vidutinį lygį šitų vadinamųjų dviejų piramidžių aiškinu. Tačiau mes prieisim ir tos bestruktūrinės. Žiūrim toliau bauginimo schemą. Ukrainos prezidentas, va šitos Ukrainos, čia reikėjo parašyti UAB Ukrainos pastatytas prezidentas, ačiū Lietuvai. Kai tik šitie biozombiniai klaunai pradeda šypsotis ir sakyti ačiū Lietuvą, bėkimės ir slėpkimės, nes ačiū Lietuvą reiškia, kad jum kirdik ir batai, JKLMN pagal tą planą. Ir prieiname prie vieno iš įdomiausių vaizdelių, ką noriu pasakyti. Užsienio žurnalistas tokiai propagandistai rusų RT vadovai Simonian užduoda klausimą, kad ruskiai yra tokia baisi, kaip sakant, tauta ir šalis, kad toj sunaikins ir viską daro, kad sunaikinti pasaulį. Paklausykit. A nuclear Armageddon or a apocalypse, a military apocalypse in Europe. What is the responsibility of Russia? I mean, Russia is a European country. It's probably the most powerful European country. Russia has also part in this war. Слушайте, Where would you say is the responsibility for Russia? Мне иногда кажется, что вы в Европе реально немножко все сошли с ума. Скажите, пожалуйста, за эти 5 лет хоть одна российская ракета полетела куда-нибудь в Европу? No, not yet. Нет. Скажите, пожалуйста, хоть один российский танк поехал куда-нибудь в Европу? No, I mean, I know what Нет. you allude, but... Да, Yeah, нет, go дайте я ahead. Sure. закончу. А хоть один российский самолет боевой куда-нибудь полетел в Европу? Нет. А сколько европейских ракет, танков, самолетов все это время полетели, поехали и прилетели в Россию? Тысячи. И после этого меня спрашиваете про ответственность России? Это Россия ответственна? Россия пальцем не трогала Европу. Это Европа посылает нам свои танки, самолеты, ракеты, беспилотники, устраивает у нас транспортный коллапс, бензиновый коллапс и прочее. Мы пока что ничего не делаем. После этого вы спрашиваете про нашу ответственность. Это все равно, что сказать, вон там человека избивают в 20-ром. Какая его ответственность в том, чтобы он не вытащил пистолет, который у него вообще-то есть, и не расстрелял их всех? Какая его ответственность, что он все-таки терпит, пока его избивают, пока не хочет расстрелять всех? Никакой ответственности у нас перед вами больше нет. Это вы 5-й год шарашите по нам своими ракетами, своими танками, самолетами, своей разведкой и всем остальным. Это вы уничтожаете Россию. Мы пока ни вот столечко не сделали после Европы. Когда мы собираемся это сделать, я не знаю, не я за это отвечаю. Но если бы я отвечал, то мы бы сделали это вчера. Taigi va, šitiems kosminiams mėnuliams, visiems provokatoriam, karininkam idiotam, parsidavėliam litviniškiem, ne Lietuvos, litviniškiem, kadangi jie dirba NATO's provokatoriams ir va šitiem nevykėliam visiems, planktoniniam, buvo ką tik atsakymas. Ar tikrai vyksta hybridinis karas, kurį jūs patys sukūrėt savo, imitavot, mums parduodat ir tikinat, kad mūsų vaikai, jaunimas ir net moteris turi eiti į karą, kažkokią tai Ukrainą fašistinę. Jūs atsipeikėsit? Taigi kartoju, šeimininkas užsakė karą. Simonian atsakė. Tikrai raketos skrenda ir šitas žurnalistas užsieniečių pripažino ne. Tai ką jūs su dronais ir visu šitais porno reiškiniais Lenkijoje imituojat? Va jūsų visų veiksmam koks nulis. Ir einam toliau. Žiūrėkit. Dabar šviežia visai šio mėnesio 13 dienos straipsnis. Netoli Romos esančioje amunicijos gamykloje nugriaudė galingas sprogimas. Jo, amunicijos gamykloje Bulgarijoje nugriaudė. Ir dar, žinokit, yra visa eilė ir Amerikoje, ir kitur. Kažkas to tik tais neskelbė. Tai kągi vėl manot, kad tai rusai? O aš manau, kad atsirado kitos jėgos šiai dienai, kurios jūs sutriuškins iš vidaus. Kadangi net bestruktūriniai piramidai, netgi tokie ekspertai kaip Pekinas, su kuriuo aš turiu garbės komunikuoti, bet tik parodyti tai, kaip jie pasiklydo, aiškina, kad bestruktūrinė piramidė monolitinė. Ne, jinai subirėjus. Ir vat visi šitie pavyzdžiai rodo, kad atsirado kelios jėgos, kurias mušosi dėl šito iliuzinio pasaulio, kad jame dominuotų. Taigi,
prasidėjo bardakas, žiūrėkit, karas Ukrainoje, žiniasklaida Ukraina pateikė Rusijai naują pasiūlymą. Ukraina siūlo, kad nereikia šitaip sprogdinti, kaip savo, naftos kažko tai tenais juodoje jūroje, nereikia laivų kažkokius sprogdinti juodoje. A, kodėlgi taip kas atsitiko? Taigi jūs nugalit, kaip ten, vagi, rodžiau šitos, ne? Silpsta, silpna Rusija, viskas ruskiams. Все, reikia tik paspausti. O čia sako, kad Ukraina zėlė, visų varganais keliam šito pudelio pateikė pasiūlymą, nesprogdinkit mūsų, mums ginklų reikia. A kasgi atsitiko, žiūrėkit, kitas straipsnis jau visai, rusai puola toliau. Blokavę Ukrainos grūdų vežimą uostų, naikina ir sausumos kelius. Ir uostus naikina, ir uždarė Juodąją jūrą, ir sausumos kelius, ir geležinkelius naikina. A kogi dabar silpna Rusija, taip jūs taiga pradėjo bombarduoti? A jūs turit raketų, ar jūs turit tas panacėjas, vadinamas Wunderwaffe? Atsimenu, Butkevičius, tuoj ir Bairaktaras, Dževelinas, tuoj ruskius nugalės, po to tas nugalės, po to Panteros, visi tigrai suvažiuos ir nugalės. Kas nugalėjo? A dabar jau sustokim, dar pasišnekėkim ruskiai, nieks su jumis daugiau nesišnekės, tuoj parodysiu kodėl. Ir šitam kontekste, šnekėsis ar ne, žiūrėkit, ES pasiūlė naują įšaldyto Rusijos federacijos turto konfiskavimo schemą. Ir žinot, atsimenat, kad Belgijos premjeras labiausiai priešinosi ir Belgija didžiausias laikytojas šitų aktyvų, taigi jie sako, reikia Belgiją pašalinti ir šitos aktyvus konfiskuoti iš Belgijos, taigi iš Belgijos finansinių aktyvų. Ir Europos tam tikrų klanų jie ištraukinėja, sakysim taip, Rusijos aktyvus. O žinot, kas bus? Aš jau aiškinau vieną kartą seniai, kad jeigu jie tai ištrauks, sugrius visa ES biržų akcijų prekyba ir visa ES finansinė mašina euro bankrotos vienu momentu. O tai reiškia, kad globalinis planas sugriauti finansinę ekonominę piramidę juda sėkmingai. Va jums ir ES daro. Ukrainos spauda labai džiaugiasi. Va tuoj konfiskuos ir atims. Idiotai, fainiai, sugriauta bus visiškai euro pasitikėjimo ir egzistavimo piramidė. Sveikinu jūs toliau. Taigi siūlau spec tarnybom atsakingom už finansus biškį pakrapštyti apie tai kepalėlį. Taigi, žiūrint toliau apie tai, kad jie kliedi, kad jau toj bus šitaip, jie rašo vieną iš įdomiausių straipsnių. Kremliui vienas smūgis po kito ir visi vėl trina rankas. Kasgi atsitiko šitoj vietoj? Ogi įdomiausia tai, kad Kremlius arba Putinas arba Ruskiai, kaip čia pasakysite, traukėsi iš Sirijos. Ir tiesiog pasakė, kad čia bus kažkokia ne bazė karinė, o ten treniravimo kažkokia tai nesvarbu, bet realiai traukėsi. Kodėl? Atsakysiu. Čia buvo didelė Putino pergalė. Turkija, Izraelis, Iranas, Irakas, teroristiniai, fašistiniai, nacistiniai būriai, kurie šiandienai ten egzistuoja Ukrainos ir daro provokacijas, rodžiau straipsnį, kelia ten karą ir nori per ten įsukti Rusiją, kad jinai mestų ten pajėgas. Putinas patraukė savo, atleiskite, Faberže jautriuosius iš Sirijos, iš to karo ir pabėgo. Bet mūsų avinų galvos, rodo, kad čia Putinui smūgis. Čia didelė pergalė. Taigi, kaip sakant, ir žiūrėkit, po šito smūgio Rusijos šešėliniam laivynui Putino grasinimas. Kasgi grasino? Ajajai, kiek visi grasino Putinui ir pasakė, kaip mes toj konfiskuosim aktyvus ir sugriausim savo finansų modelį. Tai jie sako, mes toj ir šešėlinį laivyną viso toj sutvarkysim. Viskas būtų kaip ir gerai. Pažiūrėkite, ką aš jums parodžiau. Visi kliedesiai ir ekonominės, ir socialinės griūtis vyksta toliau. Jiems reikia pateisinti šitą griūti ir nurašyti nulį, reiškia pritraukti reikia milžinišką karą. Mūsų klapčiukai išsišiepia prieš šeimininką laižydami vieną vietą ir erkių čiulponėlių pozicijos prisiklaupę prisėmė, tai daro. Simonen atsakė, jūsų visas karinės priemonės į mūsų eina, mes dar nieko neatsakėm. Taigi, šiai dienai viskas prieš rusus, visi hibridiniai karai, visi finansiniai modeliai ir dabar dar šešėlinio laivyno, kaip sakant, smūgiai Putinui nukreipti į Rusiją,
o rusai tyli. Tikrai? Dabar žiūrėkit, kas yra šešėlinis laivynas, mes jau kalbėjom, ir kodėl Putinui tai nėra labai svarbu, kaip ir naftos bazės, todėl kad visi šitas laivynai ir bazės nepriklauso Rusijai, niekaip, jie priklauso Britams, priklauso kiniečiams, JAV ir visiems kitiems, tik ne Rusijai. Taigi visa ta infrastruktūra greunama iš pėties pačių savo. Tačiau žiūrėkit, visa šita dirbtinė schema turigi savo pabaigą. Šešėlinis laivynas, jeigu bus užgriobtas kaip ir finansavimas, Putinas pasakė, kad tai yra piratavimas. Žiūrim toliau. Staiga, prie viso šitos sėkmės ir kad ruskiai jau silpni ir toj silpsta Putinas, toj nugrius, gaunasi vienas kazusas. Jungtinėse valstijose generolas atsakingas už karinę paramą Ukrainai buvo anksti nušalintas nuo tarnybos. Taigi, tam tikros jėgos, kurios peržaidinėja arba bando bent jau susilpninti šitą Ukrainos palaikymą, duoda smūgį į karinį generalitetą. Jo, Putinas silpnas, bet visos žiurkės ir pjaunasi tarpusavį. Toliau einam. Prie viso to, kad labai blogai Putinui ir kaip jau tuo jo šešėlinį laivyną viską nugalės ir atims finansus, žiūrėkit, The Times sužinojo apie Didžiosios Britanijos norą atnaujinti karinius ryšius su Rusija. Nu jo, fana, kalamane, baronka, ne? Kaipgi tai, va, rugpjūčio 11, tik tai šviežias straipsnis, kartoju, The Times sužinojo, kad Didžiosios Britanijos norai atnaujinti karinius ryšius su Rusija. A kodėl? A todėl, kad ten buvo tam tikras karinis rusų laivas, kur pyptelėjo Britams ir parodė, kur jų vieta šestiorkiams, to, kad jie negali nieko padaryti. Ir ten buvo dar vieni santykiai jūroje. Staiga Britai, kurie grasino būti piratais, o jie visą laiką buvo piratai, ne? Turėjo tokią teisę nuo Didžiosios Elžbietos laikų, staiga pridėjo į pampersą. Kitas straipsnis, žiūrėkit, FTB direktorius, kur aš jau sakiau, ne Patelis, pranešė užmezgiantis ryšius su Rusija. A kogi FTB užmezginėti ryšius? Kogi mes jau kalbėjom atskirai ir anksčiau, nu ten sukčiavimas elektroninis, nusikaltimai prieš vaikus. Kogi jūs taip vaikus to saugote, ne su savo visais reikalais? Taigi, Patelis tikisi, čia žinot, kaip ir tie Britai gavo į straublį, išsigando ir bando daryti vaizdą, kad mes jau dabar draugaukime, paslėpė peilių už nugaros ir lenda į vidų, galvodami, kad jie perlauks, sukurs visą šitą kontrolinį mechanizmą nuversti Putiną ir iš karto perims valdymo sistemas. Ir jie gudrauja. Tačiau bet kokiu atveju, šiai dienai, kad gudraut, jiem reikia, kad pradėtų tie imitentai valstybiniai institutai dirbti kaip valstybiniai institutai, o ne kaip korporacijos. O va čia yra didžiulė bėda. Taigi nori vieną, gauna visai kitą. Kaip ten pas Mironovą, ne? Nu neauga tie bananai, kokosai, ne? Krokodilas nepasigauna, ne? Aš čia vertalą tokį padariau iš deimantinės rankos, ne? Nu niekaip nesigauna. Ir jie turi tęsti valstybių imitaciją. Prie viso to, ką mūsų klaudai kalba, kad jau toj ruskiams bus šakės, kažkodėl tai tas praneša, nu visi žinot jūs, Vitkofas ir Kušneris kitą savaitę gali apsilankyti Kijeve ir Maskvoje. A kogi prie viso to, jeigu jūs visus nugalite, tik neturit raketų, neturite labai daug kokių pajėgumų, staiga, kaip sakant, palaikote iš vis tokį reiškinį, ko tam Vitkofui ir Kušneriui važiuoti į Maskvą. Mes to atsakysim, bet žiūrėkit, kitas momentas įdomus. Paraleliai Vatikano atstovas Maskvoje lankysis rugpjūčio 25. A kogi Vatikanui reikia? Tenais, kągi jis ten pametė Maskvoje? Vat kad ir remianti šito straipsniu, Ukrainos ekspertai detaliai papasakojo, ką Rusija gali surengti Baltijos šalyse. Žiūrėkit, girdit? Ukrainos ekspertai detaliai papasako, ką Rusija padarys mums Baltijos šalyse. Tai jeigu viską tai padarys, jau reikia visus tos rusus išspraudinti, ko kartoju, Britai, FBI veržiasi tą Rusiją, ko Kušneris lekia, Vatikanas, kai jau viskas ir taip atrodo aišku. Mes dabar peržiūrėję tam tikrą seriją šitų straipsnių, prieisime prie šitų išvadų. Ir žiūrėkite, o dabar neseniai Lavrovo buvo interviu ir mes iš karto pampersus savo demonstruojam prikakintus. Lavrovo grasinimai.
imsimės kur kas griežtesnių metodų. Bet kodėl? Atsakau, viskas su to FBI, su to Britanijos pampersais, su Kušnerio ir Vatikano važiavimais, jau planais. Vat Putinas šitoj emocijoje ir mūsų visa šitoj atvykėlių, tiksliau ne mūsų, gal ir mūsų, viso šitų delegacijų iš Amerikos, Europos, vatikaninių reiškiniams buvo duotas į priekį atsakas. Žiūrėkit, Putino saugumo tarybai papasako apie Ramiojo vandenyno laivynų pratybų rezultatus. Pasižiūrėkit, Putinas su jūrų karininkų uniforma, Nausėda turi tokią formą, ne? Taigi, Putinas sėdėjo šitose manevruose pratybose Ramiojo vandenyno ir pareiškė, noriu labai aiškiai, kad jūs užfiksuotumėte, ką pareiškė Putinas. Visą tai, ką aš dabar rodžiau, visą šitą dešrą įvykių, kas nori kažkokių santykių, kas nori pabučiuoti, kas nori jai apgauti, kas nori nužudyti, kad daromas globalus scenarijus ir staiga Putinas į visą tai atsako, sėdėdamas karinėme laive. Ir jis pasakė, jūs ten būsite kaip piratai, gausite į straublį. Ir vienas įdomiausias tarp eilučių diplomatinis pasakymas buvo. Jisai sako, mes neapsiribosime tik šituo vandenynu. Mes patys priimsime sprendimą, kur suduoti tiems, kas priima sprendimus. Vat jeigu jūs pasižiūrėtumėt Lavrovo interviu, kur va čia jau pampersai pilni, kuris Lavrovo interviu buvo po to, kai Putinas šitą kalbą pasakė karinėme laive. Ir kai Putinas padarė savo šitoje taryboje ataskaitą, pareiškimai buvo padaryti tiems struktūriniams ir bestruktūriniams piramidžių veikėjams, kurie neša globalųjį trečią pasaulinį karą, apie kurį aš rodžiau nuo mūsų planktoninių klapčiukų, intrigantų, šalis tie galima įkišti ir sukelti Turkijai, Graikijai, bet kur karą. Jis pasakė, atpipinsim visus per tuos taškus erogeninius, kur jūs sėdite. Žinot, kam signalas buvo? Indijos brahmanams su tam tikrais veikėjais. Tie, kas įsivaizduoja, kad turi valdžią šiai dienai, sukelti trečią pasaulinį karą, nušluoti viską ir šitą imitacinę aikštelę mūsų modeliavimu pasimti monopoliškai savo rankas ir viską pradėti iš naujo, bet tokių kaip mes nebūtų. Būtų tik kažkokie tiktokeriai su įsiūtais čipais į galvelę ir gyventų 15 minučių miestuose, ką aš rodžiau prieš tai. O tam, kad tie 15 minučių miestai sintetinius kažkokius kiaušinius ar visą sintetinį mėšlą ir išgaiš, tai yra jų tikslas. Kartoju, iš mūsų gamina tik tais virtualias kopijas. Baikit, aš čia kosmosą pasakoju. Palaukit, aš turiu įrodymus. Va jums ir įrodymas. Maskas, va šitas, reptiloidijos, kaip sakant, rūporas. Ne, jūs nepykit, kad aš reptiloidijum vadinu ar dar kažkokių, kur atsimenat, rodžiau, skulptūrėles iš ES nuotrauką. Taigi jis atstovas ir rūporas. O kaip kitaip tokius pavadinti iškrypelius? Kas pasaulyje vyks po 10 metų? Galit paskaityti, net sumokėti Delfiui šitą straipsnį šitiems žadiniams bestuburiams. Žiūrėkit, turtingiausios pasaulio žmogus. Tesla bei SpaceX vadovas Maskas pateikė pasauliui ir žmonijos ateities viziją. Jis pateikė ne viziją. Jis pasakė, kaip bus iš tikrųjų. Ogi jis pasakė, kad technologijos, vadinamos technologijos ir dirbtinis intelektas toj pranoks žmoniją. Tai yra, ten straipsnė yra originalus, pažiūrėkit, jisai paaiškina, kad realiai po 5 metų žmonija ir po 10 tai iš vis totaliai bus išnaikinta, perims robotai ir taip toliau, va jums vizija. Todėl Putinas per visas šitas pokalbius iš laivo karinio ir taryboje savo saugumo pasakė, visiems į tuos erogeninius taškus, kaip pyptelsim, baigsis jūsų šitas cirkas.
Va, vienas iš svarbiausių pranešimų, ką aš norėjau pasakyti, kad visą tai, ką matėm, kaip mus pritempinėja į mūsų sunaikinimą, Putinas davė atsakymą šito scenarijaus šeimininkams. Tačiau aš noriu pasakyti, vėlgi grįžtant į Lietuvą, kaip tai atrodo iš mūsų Lietuvos gaublio. Noriu atkreipti dėmesį labai į štai šitą straipsnį. Žiūrėkit, jis vadinasi KGB ir sąjūdis 88-90 metai. Žiūrėkit, puslapis vadinasi kgb-veikla.lt. Galit pasiskaityti apie ką. Kaip KGB, realiai jūs čia suvoksite, virto į VSD ir nuo ko tai prasidėjo. Žiūrėkite. KGB siekė užkirsti kelią savo kadriniams darbuotojams kontaktuoti su sąjūdžio nariais, kad jie neperimtų tautinio išsivadavimo idėjų. Buvo abejojama jų idėjinė ištikimybė. Šis KGB nerimas buvo ne be pagrindo. Tiesos laikraštyje 89 metais gruodžio 30 numeryje buvo paskelbta 38 KGB karininkų pareiškimas, palaikantis Lietuvos komunistų partijos atsiskilimą nuo SSR, TSRS ir taip toliau ir taip toliau. Taigi 38 KGB karininkai sudarė tą vadinamą atskilėlių grupuotę tam, kad suskaldyti KGB ir prisijungti prie tos Landsbergio chebros, kuri mums sukūrė šį dienai Lietuvos nepriklausomybę, kuri sukūrė rinkimų įstatymą greičiau negu Lietuvos konstitucija. Taigi, ką aš noriu pasakyti? Aš jums parodžiau šitą straipsnį dėl to, kad aš prieidinėjau prie VSD. VSD yra skilusi, iš to labai gerai žinote, mes ne kartą apie tai kalbėjom. Ir VSD yra skilusi tokiu būdu, kad tie bestruktūriniai valdytojai, kaip tada suskaltė KGB, čia yra analogija, turi šiai dienai mūsų valstybės saugumo departamentas lygiai tokių pačių, kaip sakant, karininkų, imituosim tai pasakysim, grupuotę, kurie parsiduos korporacijai ir išlaikys VSD po savo kontrolę visus kitus, kaip sakant, suskaldę. Atsimenat, tai aš ką noriu, 38 dar kiti KGB virto mūsų Lietuvos nepriklausomybės VSD šnikais valstybininkais, o visus kitus liustravo ar kitaip išnaikino. Dabar bus lygiai tas pats. Tam tikra grupė viduj VSD suskaldys VSD nepaklusniuosius išvalys nothing, kaip vadinamus, kaip ten, nelojalius. Man patinka šiandien šitą žodį skambės ne vieną kartą. Ir priduosi mėsmalę. Kam taip reikia? Korporacijai, kurie planuoja, beje, žinot kaip įdomiausia tai, kad į UAB Lietuvos korporacijos teritoriją po karo, kai čia bus išvalyta, reikės migrantus užvežti, visokius tvarkyti kriminalinės struktūras. Žinot, kas pareiškęs pretenziją? Ogi mūsų žydukas Landsbergis senulis su savo klika. Jie dabar išvažiavo iš čia, dingę, tam, kad čia, kai viskas praeis nušlavimas, jie grįš ir gal, kad jie taps šito superlendo savininkais pagal korporacijos dėsnius. Taip, taip. Jis pareiškęs pareiškimą. Grįžtam. Tam, kad visa tai, kas bus po to, po postapokalipsės, po postapokalipsės arba po apokalipsės, kaip ten norit, po karo, ko jie nori, visą kitą, reikės šitą teritoriją tvarkyti. Tai šitie VSD atskalūnai, kaip jie vadinsis, nežinau, tada valstybės, mūsų saugumo departamentas, o gal po to korporacijos saugumo departamentas, ne? Korporacijos saugumo departamentas, KSD vadinsis, pavyzdžiui, ne? Korporacijos saugumo departamentas. Fainai, gerai skamba. Ir jie tvarkys, imituos kriminalą arba tą kriminalą, kuris čia atsiras, jie po savimims. Visus rautus, kurie negyvens 15 minučių miestuose, jie paims po savo kontrolę. Taigi jie taps eiliniais samdiniais. Taigi, kai buvo su KGB, parodžiau straipsnį. Tai bus ir dabar.
VSD bus suskaldyta. Ir jau VSD, tie iš tikrųjų, tas brandolys VSD, kuris iš tikrųjų saugo mūsų valstybę, saugo save, savo šeimą, savo vaikų, savo aplinką, mūsų tautą, jau turi vidų išdavikų, kurie skundžia tokiu būdu ir rodo, kurios pirmiausia VSD tikrus valstybininkus ir tautininkus reikia išnaikinti. Jūsų tarpe jau yra išdavikai. Pagalvokite ir išsilukštenkite, kadangi tokia grupuotė, ką aš parodžiau, jau jūsų viduje. Taigi pirmas momentas, ką aš rodau, kaip globalus bestruktūrinis reiškinys per valdymą, o jūs galvote čia tik tais pas mus, ne, taip visur darosi. Bet ne visi turi tokių žinių, ką turi Lietuva šiandien. Vat skaldo VSD. VSD yra specialiosios tarnybos vyriausia viršūnė aukščiausia. Rodo, mato, 89 metai, lygiai tas pats variantas dabar. Skaldoma. Dabar ateikime prie armijos ir pažiūrėkime, kaip armija skaldoma. Aš už tai noriu Nausėdos, kuris dabar įdomiausia tai, kad matėt, aš parodžiau, kaip Ušackas, Nausėda ir popiežius prie Kremliaus, su ta, kaip sakant, atsiklaupę, prašo išmaldos. Kodėl būtent jie, ką tai ženkliškai rodo ir kodėl Kremlius viskas dabar ir eina. Ušackas yra labai žemo planktonas, kuris nori kažką išsimaldauti, mato, tarnauja šeimininkui traukiamus į karą ir išmaldos prašo. Nausėda, kuris leido suskaldyti Lietuvos armiją ir atsirasti tokiems savanoriams, kurios finansuoja tie patys konservatoriai per kitą kontūrą. Aš sakiau, dar dirbdamas pas NAKA, ekspertų studijoje, keli buvo apie tai mūsų pokalbiai. Nieks netkreipė dėmesio. Šiai dienai Nausėda leido suskaldyti armiją mūsų, panaikinti visus tautinius, tikrus, fundamentalius karininkus ir mūsų armija tapo samdinių šutvė. Dar blogiau, šita samdinių šutvė turi savo policajus ir smogikus. Tai yra tie, kurie sėdi šį dieną apkasuose. Yra dabar tarp kitko net jų telefoniniai susirašinėjimai. Yra viens kitiems ir kitiems giminaičiams rašant, kaip jie laukia, kada jiems leis žudyti tuos nelojaliuosius. Pirmas žodis nelojalumas buvo surišta su VSD mūsų skaldymu. Tai ačiū Gražuliui, ačiū visiems, kurie klykia. Bakam ir visiems kitiems nori sunaikinti VSD. Tai dabar mes kalbam apie armiją. Ir va tas šaulių visokių savanorių, smogikų, privačios armijos laukia, kad žudys mus. Jie neis kovot su rusais, baikit juokus. Triusikai nekariauja, jie gali eiti, drąsus būt, kaip ukranacikai ir fašistai, prieš beginklius. Tai va tokių yra pilna ir jie jau dega vidų, nesėdi, pažiūrėkit, kiek metų. Va, rodžiau, Ušacko, Bruverių, visa ta šaika, visa ekspertų ir propagandistų lėkia. Paleiskite juos. Jau, vat kągi dabar bandė apie nelojalų įstatymą ir visus reikalus prastumti visi konservai. Su visais tais snukiais kalbančiais. Aš nekritikuoju valdžią, o mano emocija tik tam, kad sustiprinti, parodyti, kaip dinamikos procesai vyksta. Kartoju, įsileisdamas ir kaip vyriausias karinių pajėgų vadas Nausėda, įsileidžia amerikonus, vokiečius, atiduoda jam inauguraciją, jis nusima, jo kaip vyriausio karo vado nebėra. Ir jis prie Kremliaus sėdi lygiai su išmalda ta pačia, tik tais už žymiai aukščiau už Ušacką, kadangi jis yra jau sistemoje. Jau jis yra ta puikioji erkė, prisisiurbusi kraujo va tiek ir labai soti, bet jis prašo išmaldos prie Kremliaus. Kodėl prieis? Aš norėjau parodyti VSD specialios tarnybos, kaip bus skaldomos ir kokia paskirtis. Ir kokia paskirtis suskaldyti armiją. Tam, kad armija pilnai virstų tais vadinamais najomnikais, smogikais ir tiesiog nupirktais kotletais. Vieni kaip šauliai ar savanoriai, vidiniai policajai, kurie naikins čia nelojalius, o tipo kita armija eis mesta bus kariauti ir sunaikinta į Rusijos pusę. Tipo ginsis arba puls. Bet kokiu atveju mūsų net beturi likti.
iš dviejų pusių. Mūsų kiečiausius jaunimą, tie prievartaus, kaip pat Ukrainoje puldinėja, renka jaunimą, žmonės, vyrus ir siunčia prievartą į frontą, o smogikai šaudo jiems į nugaras, kad jie negalėtų atsitraukti. Vat jums yra atsakymas, kaip suskaldyti armiją ir kad Nausėda šį dieną ne tik pasirašė, kaip aš rodžiau vienam, kaip sakant, savo jau reportaže, sakysim taip, ar laidoje, kad jis pasirašė karui, jis nusimė atsakomybę ir tarnauja Vatikanui. Tarnauja Vatikanui kaip? VSD parodžiau, kad jau mes precedentą turėjom kelintais, 89 metais, ne, kai bus suskaldyta. Paaiškinau, kaip kariuomenė skils, nes pasnaką jau mes kalbėjom ne vieną kartą, kas yra smogikai ir ko jie laukia. Ir dabar mes turim aptarti štai ką, Vatikaną. Taigi žiūrime, atrodo, kvailą straipsnį, kurį parodysiu, tačiau žiūrime. Pentagonas išslaptino trečiąją dalį dokumentų apie NSO skrydžius, tipo neatpažinti kažkokie tai objektai. Tai yra ateiviai. Kaip juokinga, Pentagonas, oficiali organizacija tokio lygio, kiša mumis smegenis, kad yra ateiviai. Eikit savo. Atsiprašau labai už nekokybišką nuotrauką, kadangi daryta iš televizoriaus judesyje, tačiau žiūrėkit, įdomus komentaras buvo. Trumpas nusifotografavo prie guminės ateivio lėlės. Ir tarp kitko niekur apie tai paaiškinimų nebuvo. Kamgi Trumpas su ateiviu fotkinosi? Kamgi tiek milijonai filmų dabar apie blogus ir gerus ateivius mums kišami, ane? Pentagonas išslaptina medžiagos krūvą, kad yra ateiviai. Trumpas vos neapsikabinės, jam laiko už vienos vietos už Faberžą, kaip draugauja. Ar nekeista tiesa? Tačiau dar labiau nekeista, kai jūs suprantat, kai žiūrėkite iš tą straipsnį. Vatikanas pripažino brolio ateivių egzistavimą. Nu čia tai geras. Ką mums visi net su Vatikanu kiša, kad galimai yra ateiviai? Ir vat aš noriu jūs privesti prie štai šitų dabar isterinių straipsnių, kas darosi su mūsų kunigų bažnyčia. Žiūrėkit, košmaras, kodėl niekas nepranešė, kunigų skandalas plečiasi, detalios šiurpios, apie dar vieną pedofilijos šou. Šiaip iš tikrųjų, jeigu būtų pedofilijos šou, o tai čia jau žino ir jau net atsiprašinėjo pati Vatikano, kaip sakant, atsiprašau, katalikų bažnyčia, yra klausimas kam? Pakviestų Skvernelį į Vatikaną, tas greitai pedofilinius daiktus, kaip mes turim Kaune, kaip sakant, kai visi išnyksta, pavyzdė, liudininkų nebelieka. Taigi, kam tai diskutuoja? Ir žiūrėkit, vieni už, kiti prieš, vat kaip Milda sakė, kad Ainis šitą momentą išriš. Taigi, išrišinėjau, kam daromas šou su bažnyčia. Ir dabar visokie židukai, visokie, kaip sakiau, jau marmalai, kurie nieko nesupranta apie tai, diskutuoja apie tai, kad bažnyčia neliečiama. Židukas tai gavo iš rabo savo informaciją, kaip elgtis ir ką reikia daryti. A kiti durneliai blondinių šou, kaip aš juos vadinu, jūs vada iš visišką nesupratimą. Taigi žiūrėkit, vieni rėkia, kad bažnyčia bloga pedofilai, kiti rėkia, kad ne tai šventieji asmenys. Tačiau ir vieni ir kiti dalyvauja vienoje Vatikano šou. Ką tai reiškia? Visur, jeigu jūs dabar pastebėsite, labai suaktualintas ir užzulintos tiesiog smegenys pjausto mums, kad laukiamas Kristaus sugrįžimas. Filmai kokie, net kaip sakiau, Aresas, toks yra dabar šviežias filmas, man atrodo, Torės, dvitaškis Ares, kad ten kažkas ateina. Koks Kristus, koks, ogi virtualus. Dabar, kai diskutuojama blogas ar geras, vadinamas katalikinis pasaulis, aš noriu pasakyti vieną pokštą. Vaka, pasakyti ir parodyti. Čia yra 2016 vasario 12 straipsnis. Kuboje susitiko patriarchas Kirilas ir popiežius. Kuba, kaip jūs žinote, yra globalinis taškas. Taškas transformuojantis pasaulį. Jūs galvojat šiaip savo, Trumpas kažką Kuboje daro? Čia yra rodoma, kad atėjo ne valstybė korporacijų grobikiškų piratavimo laikas.
ir Kuba tai atžymi. O Kuboje, kai Kirilas susitiko su popiežium, buvo priimtas sprendimas, tai yra, jis jau buvo priimtas, suderintas ir pasirašyta, kad popiežius, tai yra Romos Vatikanas, perina ir sudaro sandorį su pravoslavija. Dabar žiūrėkit, fintas atrodo kitas taip. O dabar žiūrėkit, 22 metų. Karas Ukrainoje. Popiežiaus ir patriarcho Kirilo susitikimas birželį neįvyks. O kuris turėjo būti įvykti? Kodėl tai buvo taip demonstratyviai parodyta? O tai turėjo įvykti Astanoje. Tai yra Kazachstanas. Astana, brangieji, yra, kitaip pasakysiu jums, satana. Šėtonas. Jeigu kažkas prisimintų dar, nežinau, 100 metų mano laidą iš Karžygio laikų, aš rodžiau viso Astanos visus tos šėtonių simbolius. Kodėl aš apie tai kalbu? Kalbu apie tai, kad viena pusė buvo šėtono tarnai, kiti Liuciferio. Katalikų bažnyčia yra nuvaloma ir nutrinama tam, kad Vatikanas, atskirkit, Vatikanas ir katalikų bažnyčia yra skirtingi daiktai. Vatikanas vadovas, viršvalstybinis ir susijęs su bestruktūriu, o katalikų bažnyčia ir mūsų katalikų tikėjimas su visų Kristu yra instrumentas. Taigi, Vatikanas perėjo į pravoslavijos pusę. O tam, kad susitikimas neva neįvyko Astanoje, tai satanoje pas šėtoną, po stogu, rodo, kad jie pilnai atsisakė savo šeimininko šėtono. Oi, kokios gilios žinios, o ne tiesa? Tarp kitko, jūs galit kaip norit šito vietoj žiūrėti arba žegnotis, ar dar kartą, kaip sakant, kažkokias putas leisti, todėl kad jūs neturite šito lygio žinių. Mes dar prieisime, kodėl jūs jų neturite, kodėl jūs šitame algoritme, logikos algoritme gyvenate. Taigi, aš konstatuoju faktus ir rodau, kaip reikia skaityti atvirą šiai dienai mūsų spaudą. Taigi, kai Vatikanas atsisako savo šeimininko ir nueina pas kitą, nes jūs supraskit, kad tik kita Indų, šita vadinama Kinijos, Irano, kampo su Izraeliu formavimas ir yra skaitmenos konclageris, kurį mums jie neša. Karas globalus, trečias pasaulinis, iš jų vyksta. Todėl šitiems reikia suformuoti naują kompleksą, kriptoreligiją ir atvesti mums per pravoslaviją, atvesti techno, kripto, kiber, Jėzų. Tarp kitko, jeigu jūs pasidomėtumėt YouTube, yra atviros medžiagos tam tikrų insiderių, kurie aiškina, kad jeigu jūs labai daug ir greitai žegnositės, labai daug, vat ant savęs, atsistokit prieš veidrodį ir žegnokitės. Jūs galvojat, kad jūs kryžių ant savęs dedat? Ne. Pažiūrėkit, labai kokį 20 kartų greitai persižegnokit. Jūs pamatysit, kad jūs ant savęs dedate, ant savęs. Pentogramą. O pentograma yra kieno simbolis? Ne šėtono, Liuciferio. Tai kai pas jūs nėra tokių žinių, pabandykit ginčytis. Ir šitoj vietoj galima nueiti į atvirą diskusiją. Beje, neužilgo, čia yra pranešimas labai didelio lygio, bus padarytas paskutinis dėja, labai aukšto lygio pokalbis, jis bus rusų kalba, bet tai bus paskutinis korekcinis pokalbis, skirtas visom piramidėm, visiem lygiam, ne tik bestruktūriniam lygiui piramidės, bet dar aukščiau. Šitą informaciją, kas stebi mano kanalą iš visų galų ir pusių, ir ką aš rodau ir kur jau privesta, aiškina, kaip šitos 3 piramidės veikia ir kokie jų planai. Tai vat aš tik tais tuos planus nuleidžiu į tokį formatą, kad rodyti per atvirą spaudą, kaip mus ten veda. Dinaminiam judesyje, žiūrint iš viršaus, jūs matote, kaip mus privedinėja. Taigi grįžtam. Parodžiau, kaip VSD skaldoma ir kam skaldoma kariuomenė, kaip sunaikinti tautą nori, iš vidaus ir iš išorės. Ir dabar bažnyčia.
Ir mūsų dabar pedofilinis skandalas, kurį isterija iškėlė, yra specialus tam, kad visi rėktų, kokia krizė gili ir nėra pasitikėjimo religija. Ajajai, religinė krizė. Ir kai popiežius sudarė sandorį su Kirilu ir ant pravoslavijos fundamento atves Kristaus prisikėlimą, va tada krizė bus išspręsta. Visi staigavis nušvis ir tie buvo prieš bažnyčią ir kurie buvo už, jie pradės, pagaliau mums davė tikrąją tiesą. Ne tikrovę, o tiesą. Tai yra jums sukurtas bus dirbtinas dievas apsišaukėlis. Va, kam reikalingas šitas skandalas. Tam, kad jūs diskutuotumėt, tam, kad jūs nusiviltumėt, tam, kad jūs susipriešintumėt, tam, kad jūs kastumėt vienas kitam į gerklę ir pajaustumėt širdgėlą, skausmą arba dirbtinį laimės pojūtį iš kad tam kitams. Žodžiu, jūs visi su supjaustytais smegenimis nežinosit, kur dėtis. Už tai visokie žydziukai, viniukai, visokie durneliukai ir blondinės, jum kalai smegenis, už ar prieš. Kai tik jūs pasirenkat kažkurią pusę, jūs susupjausite tom smegenim. O tuo tarpu, kartojant filosofinios, pravoslavijos, naujos terpės atvestas Jesus Christ superstar techno Masko pagamintas dirbtiniu intelektu, jums taiga taps tiesa. O žinot, kodėl aš sakiau, kad Ušackas meldžiasi su kepure tuščia Maskvos Kremliui? Nausėda Maskvai meldžiasi su tuščia kepure, įdėkite. Aukštesnio lygio Nausėda erkė. Ir Vatikanas meldžiasi Maskvai. O todėl, kad jų projektas vadinasi, rusiškai tai visi žino, Maskva Tretji Rim, Maskva Trečioji Roma. Roma kaip Vatikanas, tai jau su pravoslavija ir naujojų prisikėlusių Kristum. Jie iš tikrųjų ilgą laiką galvojo, kaip su infernaliniu pasauliu pagaminti mums tikrą čia apčiuopiamą iliuzijoj Kristų veikėją, tokį cirkininką. Kaip tai buvo tada ir mes jo įtikėtumėm. Deja, tokio cirkininko neturi. Todėl jie nusprendė su Ilono Masko ir visais kitais, ką aš rodžiau, kad žmoniją sunaikinti, mums atvesti virtualų techno kripto Kristų. Su juo tarp kitko sutiks ir visi projektai, ir Indija, ir Kinija, nes jie valdys tą virtualinį pasaulį. Va, kam reikalingas šitas mega skandalas, kuris šiandienai pučiamas po visą pasaulį. Nežinau, brangieji, ar detaliau išsamiau aš jums galiu paaiškinti, gal tikriausiai aišku arba ne. Rašykite klausimus, Kaune vis tiek bus susitikimas. Tiesiog mąstoma ir organizuojama kada, labai daug sunkumo, jeigu sąžiningai. Negaliu paneigti, kad trūksta ir lėšų ir visa kita, kadangi reikia pažiūrėti kitokios salės. Taigi kartoju, ačiū, kas remia, bet finiše apie VSD nuo KGB laikų, kariuomenė ir religija. Ir aišku, finansai matote kaip nurašomi per vadinamosius rusų konfiskavimo aktyvų. Mes matome, kad nukreipiamieji judesiai, kad mes kaip avelės su to sutiktumėm, labai pavargę, labai, kaip sakant, dėl savo norų, dėl savo egoizmo, nuliūdę, nes mesgi komfortą iškeitėm į gyvybę, mes pardavėm gyvybę, mes neturim gyvasties, mums komfortas svarbiausia. Man. Už tai slepiam turtus, siuvam į grabą kišenės ir bandome imituoti, kad mes paslėpsime. Tačiau visas šitas cirkas imitacinis yra dar susijęs su vienu labai svarbiu momentu. Vat atleiskite, greitai noriu parodyti štai šitą straipsnelį dar papildomai apie tai. Žiūrėkit, prokuratūrai duomenis perdavęs karys buvo išgrūstas iš kariuomenės. Manimi atsikratė. Karys, kuris pradėjo domėtis užpirkimais, ten vidiniais niuansais ir kelti vidinės problemas apie tai, ką sakiau, kas vyksta kariuomeniai, buvo išgrūstas ir staiga prokuratūra nieko nesidomėjo. O vat štai šito pedofilinių skandalų, kuris yra ar nėra, vat sumatot, žiūrėkit, su ženklais. Tai susidomėjo prokuratūra. Kariuomenė nereikia domėtis, o vat šitais tikybos atvestiniais technokristais reikia. Vat jums yra atsakymas, kaip prokuratūra, vėlgi,
imituodama, kad gina valstybę, iš tikrųjų dirba globalinės bestruktūrinės piramidės interesams. O tai, kad šiai dienai jiems reikia sukurti technokristų. Leonas išleidžia, kur aš žodžiu, encikliką, o taip ir Bernardinai rašo ir džiaugiasi. Enciklika pasirodo pačiu laiku. Dirbtinis intelektas kelia klausimų, į kuriuos atsakyti gali tik religija. Taigi va, tik religija. Su dirbtiniu Kristum jums viską atsakys. Atsimenat, kaip aš jums sakiau, Takeris Carsonas su tam tikrų šuicikų narkomanų jums aiškino, kuris formuoja nuomonės, kad ateina telefoninis Kristus, ten religija. Ir žiūrėkite, kai jie susidūrė, formuodami mums krizes ir atvesdinėdami vadinamąją korporaciją, globalią korporaciją ir fondus, jie susidūrė su didžiausia problema. Vatikanas 13 metais, kur paskelbė motus proprio, taip rugsėjo 1 dieną, kur pasako valstybių nėra, gavosi taip, kad Vatikanas pasakė valstybių nėra. Ir žiūrėkit, kur yra Nausėda ir visokie kitokie marmalai, kurie važinėja dar iki šioliai. Į Vatikaną gauti palaiminimo patepimo neva jie išrinktosios erkės, jau legitimumo neturi. Nuo 13 metų Vatikanas negali skirti palaimintojų ir valstybių vadovų. Valstybių nėra, reiškia jų elitų ir vadovų nebėra. Yra korporacijos, dėl to kariauja Zelenskis, UAB Zelenskis Ukraina, kaip korporacija prieš Rusiją. Norit pasakysiu paslaptį, kodėl jiem reikia nuversti arba sunaikinti Putiną. O todėl, kad Putinas vienintelis pasaulyje tautos išrinktas lyderis, ir vadinamas tautos prezidentas, kadangi jis vienmandatė be partijos yra išrinktas rusų tautos. Kažkas pasakys, oi, toineli durnelis, taigi mūsų Nausėda irgi be partijos išrinktas Lietuvos tautos. Atsakau, o kas per šituos nuo 2013 metų, tai yra 13 metų pasaulyje, kai nebėra valstybių, yra palaimintas ir paskirtas, karūnuotas valstybės prezidentas. Pažiūrėkite visą istoriją. Nei Trumpas, Xi Jinping'is, nepamirškite, yra išrinktos partijos komunistų, nei Modis, tiktokeris, niekas, tik Putinas nuo 2000 metų turi kaip prezidentas Vatikano patepimą. Kaip jums bairis? Anekdotas. Todėl Putinas yra vienintelis tautos valstybės, Rusijos prezidentas legitimus pasaulyje. Vienintelis. Už tai kartoju. Rusija kaunasi korporacija su valstybė 1 metų viduj. Mes turim šito nematyti. Už tai jiems visiems reikia labai ką padaryti, nuversti Putiną, kad valstybės ir jo lyderio neliktų. Tačiau reikia suteikti palaiminamąjį patepimą, kad aukščiausias hierarchas, mūsų valdytojas caras viso pasaulio, korporacijos kažkokie vadovai ar vadai, turi tą vadinamą mandatą mumis vadovauti. Tai yra, žinot, kaip carai sėdė, atsimenu, tokį gaublį turi ir skiptą turi ir visą kitą šitos priemonės turi. Karūna, jis pateptasis, turi būti regalijos, simboliai ir patepimas. Putinas šitą turi, visi kiti pasaulyje ne. Trumpas, jūs juokaujat. Jis buvo išrinktas po 2013 metų. Visi yra nelegitimus. Apart Putino. Pat jums ir bairis. O net Putino nuvertus, jam reikia padaryti šou, kad korporacija turi legitimumą ir patepimą. Jam reikia Kristaus, to kiber, kuris ir būtų prisikėlėlis, kuris pateps naująją. Va šitą korporacijos valdžią. Jūs įsivaizduojate cirko gilį. Jie susidūrė patys su savim. Kai aš pasakau apie automobilius, kad reikia su naujus atvesdinti, senus sunaikinti, viską seną sunaikinti ir naują įsiūti mums čipą, kad mes pripažintumėm šitą Kristų ir ėstumėm sintetinius varles, tarakonus, kiaušinius ir taip toliau, sintetiką, plasmasę ir žolę ir mėsą kažkokią tai dirbtinę. Tai čia jiems reikia parodyti, kad naujoji valdžia yra palaiminta. Korporacija yra aukščiau už valstybę. Valstybė jie greuna, matot, kaip aš rodau jau per nežinau, metų.
o korporacija gali ateiti, tačiau yra nelegitimi. Kaip ją palaiminti? Va todėl popiežius, džiaugiasi Bernardinai, popiežius enciklikai pasakė, kad dirbtinis intelektas yra šventas. Čiagi draugas, čiagi jisai va iki galo, iki grabo lentos. Tikrai iki grabo lentos pažadu. Va. Kaip mumijos, atsigulėt ir į karstan. Ai, ten pas jūs prisisiūta kišenių. Jo. Jos padės jums tenais, atsakant, pragare. Taigi jokingiausia tai, kad šiai dienai jiems reikalinga jų korporacijos ir šitų fondų legitimizacija. Va kam šitas cirkas su Vatikanu, va kam priedangos ir va kodėl eina kurti Maskvos trečiosios Romos imperijos, kurie bus naujam skaitmenos konclagerio palaimintojų, palaimintųjų, suimituoti tos dievų apsišaukelių formatas ir naujoji architektūra. Visus išnaikins, pasodins į virtualų pasaulį, prigamins biorobotų, tokių, kurie besmegeniai, nemastančių ir nejaučiančių. Ir viskas. Ir pabaigai, visai pabaigai, šitas taikos balandis mums neša per Indijos visų tų brahmanų žinias. Ką, žiūrėkit, verslo žinios puikiai parodo. Kinijos pramonės rodikliai netikėtai susitraukia, ekonomikos disbalansas gilėja. Kitas straipsnis visai šviežias, Kinija turėtų ruoštis finansų kriziai. Taigi, ką aš jau rodžiau apie dronus, apie karinės galimybės, kiniečiai turi labai rimtų jau karinių technologijų, ne tik droninių, bet ir robototechnikos. Šiai dienai Kinija ruošiama karui, kadangi Indijai jinai nereikalinga. Taigi, visi šitie ateinantis laikai, kaip Milda ir sakė savo laidoj, užduoda klausimą. Mes sugebėsime pakilti aukščiau ir neminėti dievų, apsišaukelių ir nesimelsti infernalams ir visokiams dvasios vagims. Ar iš to aukščio pamatysim visumą ir mes galėsime matyti vaizdiniais, o ne logiką. Logika mus klaidina ir kiekvienas, kur mes esame logikoje, žiūrėkit, susiduria su kokiu klausimu. Mes žiūrime į apačią ten, kurie žmogučiai, kaip sakant, kaip mes galvojam, kvailesni už mus ir mes sakom, jūs debilai ir avis, jūs visai nieko nesuprantat. Žiūrėm į viršų, ten, kur valdžia ir visi tie toliau seimūnai, ministervos, ar ten toliau iš ES, sakom, rėkiam, jūs debilai, ką jūs darot, jūsgi mus naikinat. Taigi, žiūrim į apačią, rėkiam, kad tai yra kvailos bukos debilinės avis, į viršų klykiam, kad valdžia yra debilų ir mus naikina. O valdžia sėdi, kai va šitie Ušackai ir visi kiti alkašnikai, ir jie galvoja, jeigu mes būsim valdžia, tai avis mums kelia jau didelę grėsmę. Kelia grėsmę mūsų valdžiai, kelia grėsmę mūsų pinigams, reiškia, ką reikia, nelojaliuosius sunaikinti faršą. Visą tai, ko nori kripto savininkai. Jūs suprantat, kur mes susidūrėm? Kad visuose aukštuose mes negalim susitarti to, kad mes logikoj, mes savo geležiniai logikoj, nes iš mūsų išmokė nuo vaikystės 2 + 2 = 4. Tas, kuris žemiau yra avis debilas, tas, kur viršui debilas, nes aš už jį, kai užlipsiu, būsiu protingesnis. Eikite į rinkimus, mumsgi raudonanosiai ir visokie kitokie blondinės agituoja. Rimtai? Kova tik dėl kito aukštesnio socialinio laiptelio, kad pažiūrėjus į apačią pasakyti, kad mes debilai, kad ten debilai, o ten debilai irgi, nes neduoda mums gerai gyventi. Taigi, visa šita piramidė, kurią aš ir laiptelį dabar parodžiau, aiškiai įrodo, kad aukštesnis sluoksnis, išsigandęs ir norintis išsaugoti savo valdžią ir aktyvus, nori, kad ta grėsmė apatinė debilų ir avių būtų sunaikinta. Dar aukštesnis laiptelis nori, kad būtų sunaikinta dar žemė, ta jau tipo, kuri supranta, ne? ES baimės kelia Latvija, Lietuva, jo sunaikinti. Amerikai kelia Europos debilai. Kinijai kelia kiti debilai. Indijai kelia ir visos šitos piramidės paleido mūsų vadinamoje
liaudies civilizacijoje, šitam iliuziniam pasaulyje, susinaikinimo programą. Kaip aukštesnis laiptelis nori sunaikinti žemesnį. Taigi čia yra logika, jūsų logika. Logika, kuri neleidžia jums suvokti, kas yra neutrali širdies žalia zona. Pusiausvyra. Ne meditacija, o pusiausvyra. Ir neiti nei už vienus, nei iš kitus, o pakilus į viršų, pažiūrėti ramiai ir nedalyvauti. O tik tais teisingai kreiptis, padaryti vieną kreipinį. Tas, kas seka mano laidas, greitai pamatys tuos ženklus, kuriuos norėjot pamatyti, kiti keiksis ir sakys, kad jis durna avis, tikrai, o jūs turit žinių su manim ginčytis. Aš atviras ginčiams. Galėsim Kaune pasiginčyti. Taigi, ačiū, kas turėjot kantrybės, ačiū, kas girdit, ačiū, kas mylit. Čia buvo Ainis, Lietuva iš visos širdies. Myli bučiuoju.